štai, tęskim mūsų susitikimą, pasidalinkim šios savaitės atradimais. Dar prieš tai buvo minėta, kad kažkokį susitikimas buvo planuojamas anksčiau pirmadienį. Užsitekimai turi tendenciją perdegti. Bet keliai yra tie degtukai, kur užsilepsnoja ant kažko ir jau sudega tas degtukas ir viskas. Yra tie vadinami, sakykime, laužai arba krosnys ar kas ten, kur tu per ilgą laiką planuoji, nes tu žinai, kad tau reikės ne tik dabar degtuką užpūtė žvakutę ir gimtadienis, o tu žinai, kad tau reikės žiemą šildytis ir panašiai, ir tu planuoji dalykus. Yra skirtingos gyvenimo filosofijos su skirtingais rezultatais. Šiandien tada pakalbėsime apie tokią temą, kuri vadinasi nubudimas. Nubudimas yra tokia tema, kuri tinka visur ir iš esmės tai tinka visur dėl to, kad mes galbūt truputėlį nubudimą asocijuojam su kažkokiu vienetiniu reiškiniu. Yra tokia idėja, kad yra kažkokie žmonės, kurie gyvena socialiniai programai. Ir ten gyvendami, jie yra tos programos užhipnotizuoti ir būdami užhipnotizuoti, jie tiesiog joje gyvena ir nekelia klausimų. Bet ateina kažkoks tai gyvenime jų etapas ir jie nubunda ir tada jau prasideda tikrasis gyvenimas. Tai yra tokia, sakykime, liaudiška istorija apie tai, kaip atrodytų tai. Bet iš tikrųjų, jeigu mes gerai panalizuotume tą procesą, tai neišeina sutikti su tokia koncepcija, nes realiai mes turėtume suprasti, kai mes atliekam gilesnę analizę pačio nubudimo proceso, mes tada pradedam pastebėti, kad yra daug aspektų, kurių mes nepastebėjom tame procese. Pirmiausia, tai pats nubudimas. Kai, pavyzdžiui, skaitai tas istorijas ten kur nors internete, ar ten knygose, ar dar kažkur, ten žmonės nubudo, tai atrodytų, kad žmogus gyveno kaip niekur nieko ir staiga ten kažkas įvyko ir ten nukrito nuo sofos, vienu žodžiu, ir nubudo. Tai taip atrodo, bet viskas, ką tai indikuoja, tai tiesiog indikuoja, kad žmogus ganėtinai buvo nesąmoningas apie savo sąmoningumą, apie savo gyvenimą ir, atėjo kažkoks momentas, kai jisai tapo labiau sąmoningesnis ir nuo to momento jis daugiau pradėjo, sakykime, kaip užfiksuoti savo tą sąmoningumą ir užfiksuodamas tą savo sąmoningumą jisai sakysim, daugiau pradėjo atkreipti tai dėmesį ir labiau tą sureikšminti. Ir jis tai kaip pavadino savo nubudimu, bet iš tikrųjų, jeigu mes atliktume gilią analizę, mes pamatytume tam tikrą dinamiką. Dinamiką tarp to vadinamo psichologinio asmenio, tai yra būtent žmogaus psichologijos ir tarp jo sielos. Tuomet būtent tas psichologinis asmuo, jisai yra suformuotas įvairių socialinių psichologinių programų ir tai sudaro jo tą psichinį stabilumą. Jisai būtent yra funkcionalus psichologinis asmuo. Ir tada yra jo siela. Tai yra ta energija, kuri užpildo pradžioje jo pasąmonę, nes jisai būdamas nesąmoningas, jisai nesuvokia dalykų ir tiesiog viskas eina į pasąmonę, nes sąmonė vietoje ten puodelis nedidelis, mažai ten talpa, tai viskas atsideda į pasąmonę ir kaupiasi toj pasąmonė. Bet tada iš tos pasąmonės po truputėlį pradeda tai pereidinėti į sąmonę ir kai tai pereidinėja į sąmonę,
ta sąmonė, tas puodelis po truputėlį pradeda pildytis, bet įdomus dalykas yra tas, kad tai vyksta tokiais, sakykim, atbuliniais kanalais. Tai yra, kad tai neateina tiesiai į tave, kad tu matytum tą savo nubudimą. Tai ateina iš už tavęs, iš tavo pasąmonės. Ir mes save taip intuityviai po truputėlį vedam link to nubudimo. Ir tos energijos su sąmonėj daugėja, bet mes to nesuvokiam, mes to neužfiksuojam, nes mūsų sąmonė dar yra labiau užfiksuota ties tom programom. Ir mes tik matom specifines programas, tam darbas, pinigai, imperija, socialinis statusas ir panašiai. Ir mes nematom tų energijų, kurios kaupiasi mūsų toj pasąmonėj. Bet jos po truputėlį pradeda prasiveršti. Bet dėl tų visų socialinių programų mes numalšinam tai, sakom, ne, čia viskas nesąmonė, atkreip dėmesio, ignoruok tai, mes užglaistom viską, bet ta sielos energija, jinai po truputėlį veržiasi ir čia būna toks momentas, kai kaip ir toj, nežinau, čia kaip filmuose rodo, būna scenos, kur, tarkim, yra užtvanka, ir ten biškinai skyla. Ir ten pradeda vandenėlis po truputėlį, pavyzdžiui, čia kaip buvo tam skruzdėliukas, ten pabaigoje, kai tas vanduo ten pradėjo po truputėlį verštis, ten kai tau urvą norėjo užpildyti, ir paskiau, kai ten įkalė kaip reikiant, ir jisai pradėjo vis stipriau ir tada jau užtvindė. Tai čia yra esmė, tai yra tos kitos yra tos programos, ir ta energija po truputėlį taip eina, o paskiau būna kažkoks stuktelėjimas, ir tada pramuša. Bet čia reikia atkreipti dėmesį, kad kitiem žmonėm tu ten dauži kiek nori. Ir nesvarbu, kiek tu ten kalsi, ten nieks neprasimuša, nes ten nėra kam prasimušti. Ir tu ten gali viską suskaldyti, pas tą žmogų visas jo tas socialinės programas ir nieko ten nerasi. Rasi tik tais kiaurymę, tik tais skylę pramušti. Tada pro tą skylę ten ateina kas nori, taip sakant, tam patogu. Šitie dalykai, jie turi eiti kartu. Tai yra, kad kitas sako, man įvyko toks baisus dalykas, ten tamsos jėgos mane užpuolė, ten kažkas baisaus įvyko ir man tai buvo nubudimas. Bet tai yra 1 iš 100 žmonių, jeigu ne iš 1000, kuriam taip nutinka. Ir tai nėra taisyklė, kad mus užpuolė, įvyko kažkoksai ten ekstremalus įvykis ir įvyko nubudimas. Čia yra tik tuo atveju, kai pas mus jau siela yra pribrendus tam, kad jinai yra užpildžius mūsų pasąmonę ir kai mums įvykdo tą skėlimą, kai kažkoks įvykis perskelia mūsų realybės tą suvokimą, tada būtent gali išsiveržti ta nubudimo energija. Ir tada jau žmonės sako, aš nubudau. Tai irgi yra labai diskutuotinas terminas. Diskutuotinas dėl to, kad mes sakom, kad aš nubudau, bet iš tikrųjų, kol mes dar nesuvokiam, kad nubudimas yra sluoksninis procesas, nes mūsų realybės matrica, jinai turi daug sluoksnių. Ir tai, kad mūsų sąmonė išsiplėtė į naujus lygmenis, dėl to, kad vienas sluoksnis praskilo ir ten buvo sukaupta ta energija ir jinai išsiliejo į mūsų sąmonę į tą naują, didesnį puodelį, nepaisant to, tai vis viena yra puodelis. Tik kad gal anas buvo mažas puodelis, čia jau yra didesnis puodelis, bet tai yra vis viena puodelis. Ir tas nubudimas, jisai ko daugiausia, nėra atkreipimo dėmesio, tai yra pirmiausia, kad turi būti pasiruošęs tam nubudimui, o kitas dalykas, nubudimas nėra toks dalykas, kuris vyktų vieną kartą ir viskas. Ir jau tu esi pilnai nubudęs. Visur yra būtent tie lygmenys. Ir tai, kad mes nubudom iš vieno lygmens, tai mes perėjom į kitą lygmenį.
Ir tada mes vėl pradedam tame lygmenyje, kuriame mes esam. Mes vėl pradedam pildyti būtent su savo siela, savo sąmonę, vėl kaupti tą energiją ir tai vėl kaupiasi iki tol, kol tas indas užsipildo. Jisai užsipildo mūsų sąmonę ir jisai užsipildo iki viršaus ir jisai pradeda nebetilpti mūsų sąmonę į tą indą. Ir kai jinai pradeda nebetilpti, tada jis pradeda skeldyti tas indas. Nes jisai turi fizinius limitus, tik jisai gali talpinti, o ten, sakykime, jisai yra uždaras. Nori pumpuoti, slėgis kyla, ir slėgiui bekylant, tada jis negali plėstis, jis turi gal kažkokią toleranciją, ta prasme, kažkiek ten jisai yra lankstus, bet jisai kažkiek išsiplečia, kažkiek susitraukia, bet finale vis viena rezultatas yra vienas ir tas pats, kad tai visko vėl sutrūksta. Ir vat šičia yra tas momentas, va tie indų plyšimo momentai yra labai skausmingi. Žmonės šito nelabai supranta, kad nubudimas, dvasinis tobulėjimas tai nėra dažniausiai mums patogus procesas. Jis gali būti labai patogus. Dėl to, kad jeigu mes, tokiu atveju, jeigu mes neturėtume psichinių programų, kurias mes stengtumės palaikyti. Nes daugelis žmonių įsivaizduoja savo dvasinį tobulėjimą, tai kad aš išliksiu savimi, tik tais savo geresnę versiją. Bet save jie asociuoja su savo socialinėmis programomis. Ne su savo sielos savimi, o su savo socialinėmis programomis. Deja, bet taip neveikia, nes tai yra tas procesas, kurį žmonės vadina išprotėjimu. Tai yra, kad mes suskaldom savo socialinę asmenybę, savo psichologinę asmenybę ir toj vietoj mes pereinam į kitą lygmenį. Bet tas procesas yra labai skaudus. Man gali skaudėti visom prasmėm. Tiek fiziškai, tiek psichiškai, tiek emociškai. Jeigu mes esam įsikibę į savo būtent tą socialinę asmenybę, o tą psichologinę asmenybę, ir tada mes kovojam patys su savimi, nes mūsų siela nori augti, jinai yra skatinama augti, mes sulaikom ir mes spaudžiam ir negaliu aš turiu išlikti savo psichologinę asmenybę. Ir tada gaunasi iš tos dvikovos gaunasi skausmas. Mes kovojam su savo augimu ir tai yra labai neproduktyvus procesas, bet jisai būtent yra paremtas baime. Tai yra baime, nes mes bijom, o kas ten bus už to, nes dabar man yra saugu, kai aš save asociuoju su ta psichologinė asmenybė, kurią aš turiu. Ja suprantu, aš ją pasitikiu, aš žinau, kaip jinai veikia, žinau, ko jai reikia, ko jai nereikia. Ir man tai yra patogu. O ką aš žinau, kas ten manęs laukia toliau? Šitus kaip anekdotas, bet žmonės sako, aš bijau eiti dvasinio tobulėjimo keliu, nes aš galvoju, kad kai ten mano sąmonė išsilaisvins, tai aš nutrūksiu nuo pavadžio, ten išlėksiu į miškus ir ten lakstysiu kaip Tarzanas, ten dar kažką ten. Tai yra tokie stereotipinės idėjos, bet ten klausimas, iš kur tokios idėjos iš viso ateina, nes jeigu kas nors tai padarytų, tai čia būtų reiškinys, nes tokio dar neteko matyti. Nelabai teko girdėti, kad kažkas nupūstų ir išlėktų į miškus ir lakstytų kaip Tarzanas. Tai va, tai čia yra tokios, kvailos idėjos, bet taipogi tai reikia suprasti, kad tai yra dalis to proceso, nes būtent ta psichologinė asmenybė, jinai yra paremta tomis programomis, tos programos yra save palaikančios. Ir būtent jos visą laiką savyje turi tokius savisaugos mechanizmus, kurie bet kokiu atveju, jeigu mes pagalvosim apie kažkokį tai augimą, jie visą laiką suras būtent pateisinimą, kodėl jam reikėtų to nedaryti. Nes jinai nori save išsaugoti. Ir būtent mes visą laiką surasim pateisinimą, kad netobulėti, neaugti ir nesiplėsti. Nes tokia yra, mes turime suvokti, tokia yra programos esmė.
Tai yra, kad jos tikslas yra palaikyti mus tame neaugime, kad mums sukelt kuo daugiau diskomforto, kuo daugiau visko, kad tik mes neaugtume. Tai va, tas nubaudimas, jisai yra toks sudėtingas procesas, bet kitas elementas yra tas, kad yra aukštesnis planas. Ir kadangi yra aukštesnis planas, yra sielai, aukštesnė sąmonė yra numačiusi, kaip jinai turi augti, kokiais etapais ir kokie yra toleranciniai laikotarpiai. Tai va, yra daugmaž, sakykime, čia viskas suplanuojama grubiai, kalbant, dešimtmečiais. Yra toleranciniai laikotarpiai tose dešimtmečiuose. Čia lyg, sakykime, tarkim, kaip mes esame mokykloje. Ir yra tie mokykliniai metai. Ir esant tose mokykliniuose metuose programų yra numatyta, kad mes turim išmokti tokius dalykus per tuos metus. Ir yra tada per tuos metus visa tolerancinis laikotarpis, per kuriuos mes galim mokytis. Mes galim tas pamokas išmokti per, taip kaip yra numatyta, mokymo įstaigos, tai kad mes mokomės po pamokėlę į savaitę ir tada mes po truputėlį augam ir po metų laiko mes jau daugiau mažiau esam supratę tos dalykus. Arba kitas variantas, mes galim, taip sakant, visus metus ten voliot durnių, kaip ten sako, nieko neveik ir paskiau pabaigoj susigriebt ir taip sakant, nueiti atsiskaitymą ir atsiskaityti. Pavyzdžiui, man labai gerai sekėsi visą laiką kalbos. Tai pas mus buvo anglų ir rusų kalbos ir, neturėjau aš to tikslinio mąstymo, tarkim, matematikoje, man reikėdavo matematiką normaliai mokytis, man reikėdavo įti papildomai tas matematikos dar paklasinių dar, kad išmokti. Bet tarkim kalbas, man visą laiką labai lengvai sekėsi mokytis ir, sakykime, mano jaunystėje mokyklinio amžiaus, tas mąstymas buvo truputėlį kitoks ir praleisdavau aš tų pamokų ir iš esmės į kalbos pamokas aš niekada neidavau. Tai pas mus mokyklų buvo tolerancija toje vietoje ir tiek to. Bet aš aš tada pasiklausdavau tik tais klasiokų, kada atsiskaitimai. Ir aš tiesiog nueidavau į atsiskaitimus, nueidavau nesiruoštis, nesimokęs nieko. Tiesiog atsiskaitydavau, gaudavau ten kokį 7, bet, kaip niekada nieko nesimokęs, tai visai neblogai. Bet kitus dalykus reikėdavo papildomai mokytis. Bet tai esmė yra tokia, kad, kai kur mes esame talentingesni augime, kai kur nelabai talentingi. Bet esmė tokia, kad yra tas tolerancinis laikotarpis, pagal tą aukštesnį planą ir mes galim, kaip sakant, juo disponuoti kaip mums tinka, bet ateina atsiskaitimai. Ir gyvenime taip pat yra atsiskaitimai. Ir mes norim to ar ne, bet jie ateina. Ir tie būtent gyvenimo tie egzaminai vadinami, kur mums yra paruošiama situacija. Ir tada žiūri, kaip mes su tą situaciją tvarkomės. Ir jeigu mes jas tvarkom sąmoningai, tada mus perkelia į kitą klasę, mokytis naują dalyką. Nes mes jau, reiškia, buvom pasiruošę, mes įveikėm tą egzaminą ir jį įveikę mes pasiekėm sekantį savo nubudimo etapą, nubudom į sekantį lygmenį ir tada mes mokomės sekantis pamokas. Jeigu mes neišmokstam tos pamokos, tada mus palieka 2 metais. Liekam toj pačioj pamokoje. Ir tada mes vėl mokomės tą pamoką, vėl, taip sakant, situacijos tos pačios generuojasi. Ir, pavyzdžiui, aš niekada negalėčiau pasakyti per visą savo gyvenimą, kad mano gyvenimas buvo vienodas. Visą laiką yra nuolatinis augimas ir nuolatinis kitimas. Bet jeigu paklausi, aš visą savo gyvenimą, tarkim, anksčiau būdavo paklausiu žmonių, kaip tau sekasi. Ai, tai žinai, tas pats per tą patį. Ir tai yra standartinis atsakymas. Tas pats per tą patį. Darbas namai. Atostogos gal vakartais. Ir aš niekada negalėjau suprasti šito atsakymą. Aš niekada negalėjau suvokti, ką reiškia tas pasakymas. Bet paskiau, jau suvokiau
Taip, kad čia viskas, ką tai indikuoja, kad tiesiog žmogus turi savo specifinės būtent pamokas, kurių jisai dar neišmoko ir jisai jas kartoja, metai iš metų, dešimtmetis iš dešimtmetis, kartoja, bet paskui ateina egzaminai. Mes dabar neseniai ėjom pro vieną didelį egzaminą, visa žmonija, tas karūnuojantis egzaminas ir būtent kai kurie išlaikė tą egzaminą, nes buvo pasiruošę, kai kurie ne. Ir dabar tie, kurie išlaikė, labai ekstremaliai paaugo, nes jie perėjo visiškai kitą, tai buvo jiem nubudimas, išlaikė egzaminą, jie perėjo kitą lygmenį. Kiti, ne tik, kad neišlaikė egzamino, bet diskutuotina, ar dar dėl to, kad jie neišlaikė to egzamino, tai ne tik, kad jie nepasiliko savo buvusioj klasiai, ir tuo atveju jie buvo dar vieną klasę perkelti atgal. Bet tai, dėja, bet taip veikia tie dalykai. Ir ta mokykla, su žemėje niekados nieks nesako, kad jinai yra kažkokia sąžininga, bet, yra kaip yra, taip sakant. Ir toj vietoj tiesiog mes turim suprasti, kad yra dalykai, ką mes galėtume vadinti, sakykime, kaip savarankišką augimą, bet taipogi yra dalykai, ką mes turėtume suvokti, kad tai yra numatyta aukštesnio plano. Kadangi tai yra numatyta aukštesnio plano, tai nėra, kad mes galėtume demonstruoti savo charakterį kažkokį labai, aš nenoriu, man čia nepatinka, tai jie niekam neįdomu. Yra programa, kaip mes turim mokytis, kad yra kokie etapai ir mes atitinkam tos etapus arba ne. Ir jeigu atitinkam, einam tolyn, atitinkam, palieka. Ir kaip man teko irgi matyti mokyklai, kurioje ten klasai buvo, gal ten buvo turbūt 10 klasė, tai būna ten tie pirminiai tie egzaminavimai tokie. Ir buvo kelios, mūsų kita mokykla buvo. Tai buvo kelios merginos, kurios irgi nelabai, stropiai mokėsi. Ir jums sako, nes kiekvienais metais jos ten, ten pavadina kažką ir gerai, eik į tą sekančią klasę. Ir taip slydo daugybę metų, o paskui atėjo 10 klasė ir jis sako, perini į tos aukštesnius lygmenis. Ir sako, nekelsim jūsų šiais metais, nes jums pagal jūsų mokymas jums reikia į proftechninę mokyklą ir nebeikit į tas aukštesnes klases. Ir ten prasidėjo drama ir žodžiu, kaip čia taip galima. Visais metais viskas buvo gerai, o dabar jau negerai, bet yra etapai. Ir tie etapai yra tokie, kad yra taisyklės. Ir paskui mes galim ten demonstruoti savo asmenybę, kokie mes ten vargšai, kaip ten mums nepatinka, ar kaip ten mums negerai, ar ten niekam neįdomu. Yra taisyklės, yra toleranciniai laikotarpiai ir yra laikotarpiai, kada tolerancija baigėsi. Ir istorija baigta. Gyvenimas pakrypsta kitaip tam. Tai jeigu mes neišlaikom tą egzaminą. Bet ir tas nubudimas, jisai eina tais etapais. Tai yra 3 elementai, kuriuos mes turime suvokti. Tai yra mūsų siela, kuri pildo mūsų pasąmonę. Paskui yra mūsų sąmonė, kuri save asocijuoja būtent su visom tom programom. Ir yra aukštesnis planas, pagal kurį yra numatyta, kaip dalykai turi vykti. Ir visi tie 3 dalykai žaidžia tarpusavį kartu. Ir kaip sėkmingai jie susižaidžia, kaip sėkmingai vyksta mūsų augimas, kaip sėkmingai vyksta mūsų nubudimo procesai ir taip sėkmingai mes nubundam. Ir pradėtų, kad mes turime iš esmės ir suvokti tuos dalykus, kad mes galim žaisti iki tol, kol neateina laikas egzaminui. Turim būti pasiruošę. Mes turim būti nusiteikę iš anksto, kad gyvenimas nėra tik tais, kad kaip mes pagalvojam, taip mes ir gyvenam.
gyvenimas yra egzaminuojamas, gyvenimas yra pagal aukštesnį planą. Man dažnai žmonės parašo, ar kokiais tikslais rašo, bet ne ieško draugų ar kažko, rašo, labas, kaip sekasi. Ir aš atrašau, laba diena, viskas vyksta pagal aukštesnį planą. Daugiau nieko nerašau. Kai taip atrašau, tai nieko nerašau. Tai draugystė toje tai baigėsi, nes žmonės ieško paprastų žmonių, su kuriais pabendrauti paprastai, bet čia nėra tas kanalas, į kurį galima tikėtis paprastų atsakymų. Nes tas atsakymus, kurie yra skatinantis augimui. Jeigu bet kokia komunikacija negali suteikti augimo, tai ta komunikacija yra bevertė. Blogiausiu atveju jinai bent jau turėtų, sakykime, nedegraduoti, nes daugelis komunikacijų jos yra tik tais energijos švaistymas, kur jos iššvaistyta energija yra degraduota energija, nes mes švaistom savo gyvybinius resursus. Procesas mūsų neugdo, kiekvienas mūsų žingsnis mūsų neugdo, tai yra energijos švaistymas, o mes laiko turim labai ribotą. Tai tiesiog kiekvieną akimirką mes turim stengtis panaudoti augimui. Mes to nepanaudojame augimui, mes prarandam tai. O mes jau turim laiko ribotai, nes metai yra suskaičiuoti. Ir tai ne tik tais, kad metai suskaičiuoti yra būtent mūsų gyvenimo metai, bet pasauliniai metai. Nes kitas egzaminas ateis vėl. Ir ateis greitai. O keli metai praeis, vėl bus kažkas naujo ir vėl bus naujas egzaminas. Kaip mes būsim tam pasiruošę? Čia yra mūsų klausimas. Tai va, tai šiandien tiek buvo noras papasakot, gal kilo būti klausimų ar komentarų. Taip, jeigu mes sukomės ratais, mes vis neperinam į sekantį sąmoningumo lygmenį, mes dar neišmokom tos pamokos. Mes turime eiti spiralę. Tai būti 9 spiralė yra augimas. Yra aukštesnės jėgos, kurios vertina, bet taipogi mes patys save galime vertinti ir mūsų vertinimas ateina iš naujų suvokimų. Kai mes naujai suvokiam situacijas ir pasiekėm naujus suvokimus ir pamatom naujus dalykus, kurių mes anksčiau nematėm, tai yra savivertinimas. Nepaisant to vis viena bus egzaminas. Ne, tai viskas gerai, kad yra nauji suvokimai. Jie turi būti. Priešingų atveju, reiškias, mes kažką darytume ne taip savo gyvenime, jeigu nebūtų naujų suvokimų. Bet mes galutinį vertimą turėsim tik tada, kai bus egzaminas. Kai ateina egzaminas, kai ateina ta kritinė situacija, daug streso, daug visokių tenais dalykų ir panašiai, o tada mes galim savai vertinti, ar mes buvom pasiruošę ar ne. Iki to laiko mes tiesiog, taip sakant, ruošiamės lengvabūdiškai, ir priklausomai nuo to, kaip mes tam ruošiamės, taip mes ir tą egzaminą išlaikom arba ne. Tai viskas ir gerai, tai mes ir esam tame mokymosi procese, mes mokomės ir daug ką išmokstam, kurie dalykai atsideda. Lygiai tas pats mano procese yra dalykai, kuriuo aš dar nesu pasiruošęs mokytis. Tarkim, yra žmonės, kurie nevalgo ir negeria, ir nemiega. Ir aš pasižiūriu tos dalykus, man yra įdomu, bet aš sakau, tai yra pamokos, kuriam aš dar nesu pasiruošęs, ir aš jas atidedu. Ir viskas yra. Galbūt ateis egzaminas, kai kažkokie laikai, kai nebus maisto, vandens ir nebus galimybės miegoti, ir tada reikės tokį egzaminą laikyti, nebūsiu pasiruošęs, tai numirsiu. Jeigu nebus tokio egzamino, tai iš prabangos tada mokaisi tokias pamokas. Apie kai kurios dalykus mes atidedam, o kai kurios dalykus, sakykime, tiksliau, kai kurios dalykus mes galime atidėti, nes galbūt tos pamokos mes nereikės jų, nes jos yra jau aukštesnio lygio pamokos. Bet kai kurios paprastesnės pamokos, jas reikia išmokti, nes tas egzaminavimas kartas nuo karto ateina.
Ir tada mes žiūrim, kaip mes esam pasiruošę. Nu tai gerai. Tai ką, tai kaip ir tiek šitam susitikimui mūsų. Susisieksim sekantį kartą. Būsim jau nubudę į sekantį lygmenį. Ir sieksim nubudimo dar į sekantį lygmenį. Nu tai gerai, iki kitos susitikimo.